Sveiki visi. Kodėl reikia tikėti Jėzumi? Jėzus pasakė Evangelijoje pagal Joną 8 skyriuje, aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Jėzus yra šio pasaulio šviesa. Jis atėjo tam, kad atleistų tavo ir mano nuodėmes, tam, kad mes pradėtume gyventi naują gyvenimą. Jėzus sakė toliau, jūs esate iš pažemių, o aš iš aukštybės. Jūs iš šito pasaulio, o aš ne iš šito pasaulio. Jėzus yra iš dangaus. Taigi klausimas yra atviras. Kodėl mes turime pasitikėti Jėzumi? Jėzus mums kalba toliau. Jono Evangelijos 8 skyrius, 24 eilutė. Dėl to aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse, jeigu netikėsite, kad aš esu. Mirsite savo nuodėmėse. Tam Jėzus atėjo į šitą pasaulį, kad tu ir aš nemirtume savo nuodėmėse. Jėzus šiandien kalbasi su žydais ir jis sako, jeigu netikėsite, kad aš esu, jūs mirsite savo nuodėmėse. Jėzaus vardas yra aš esu. Kai Dievas apsireiškė Mozei, Mozė paklausė, koks yra tavo vardas. Dievas pasakė, aš esu, kuris esu. Ir čia Jėzus pasako, kad jo vardas yra aš esu. Žydams sako, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu Dievas Jahvė, jūs mirsite savo nuodėmėse. Todėl yra svarbu tikėti Jėzumi. Jeigu mes norime gyventi amžinai su Dievu, gyventi danguje, mes turime tikėti Jėzumi. Nes jeigu mes netikėsime, Kristus pasakė, jūs mirsite savo nuodėmėse. O vienos nuodėmės užtenka, kad žmogus eitų į pragarą. Pasirink Jėzų.